Labas rytas, kaip ir žadėjome, dabar mūsų studijoje pakvips tikrai gera arbata. Ir mes studijoje pasitinkame Skonio namų Gurmans koordinatorė Jurga Sergadėjevienė. Labas rytas. Labas rytas. Džiugu, kad atvykote į mūsų studiją. Mes ant stalo matome dėžutę, gal šiek tiek dabar ji mums paslaptinga, bet viską mes ir sužinosime. Kodėl balandis tinkamas mėnuo kalbėti apie arbatą? Dėl to, kad balandis yra iš tikrųjų didelė šventė visiems arbatos kultūrą puoselintiems žmonėms. Tiek tie, kurie augina, tiek tie, kurie pardavinėja ir žinoma visiems tiems, kurie mėgsta skanią arbatą. Ogi kodėl? Todėl, kad būtent balandį pas mus atkeliauja pirmojo skynimo pavasarinė arbata iš Indijos Dardželing regiono. Pats regionas yra Indijos rytuose ir jisai iš tikrųjų garsėja išskirtinę juodąją arbatą gamybą būtent jos. Kodėl sakau išskirtinę? Kaip žinia, juodoji arbata praeina labai ilgą fermentacijos procesą, o ši arbata fermentuojama žymiai trumpiau, todėl joje gausu žalių fermentacijos procesų visiškai nepaliestų lapelių. Ir iš pradžių, kai pamatysim, iš pirmo žvilgsnio šita arbata daugiau gal primena net žaliąją, bet jinai iš tikrųjų yra juodoji. Kuo ypatingas galbūt pats rinkimo procesas? Pirmo skynimo Dardželing arbatos gamyboje yra naudojami tik tai patys du viršutiniai arbatmedžio lapeliai. Tai yra, mes turim didelį arbatmedį ir naudojam tik du viršutinius, bei pačius pirmosius įsiskleidusius pumpurėlius. Taip pat minėtina, kad šita arbata auga iš tikrųjų labai aukštai kalnuose, gauna iš tikrųjų didelį kiekį tiesioginių saulės spindulių ir nemažai kritulių. Bet nereik pamiršti, kad visi ekspertai patarė geriau palaukti porą dienų ilgiau šitos arbatos. Leisti arbatlapiams ilgiau pabūti dirvoje, maitintis, gauti daugiau saulės spindulių, jeigu norim turėti pačią aukščiausią arbatos kokybę. Taigi dabar galiu pasakyti, kad iš tikrųjų arbatos kokybė Dardželing pirmo skynimo yra labai aukšta ir gera. Ir ypatingas procesas patekimo į Europą iš Indijos šios arbatos? Taip, jeigu kalbam apie pačią dėžę, netgi ant pačios dėželės yra užrašas fluktė, kuris išvertus lietuviškai reiškia skrydžio arbata. Šis pavadinimas atsirado nebereikalo. Ši arbata visus savo gerbėjus visame pasaulyje pasiekė būtent lėktuvais, norint užtikrinti arbatos šviežumą, kad tas procesas nuo arbatos nuskynimo iki patekimo galutiniam vartotojui užtruktų ne kelis mėnesius, bet vos porą savaičių. Taip pat, jeigu kalbant apie dėžę, tai jinai iš tikrųjų yra pagrindinis pirmo skynimo Dardželing arbatos atributas, kurioje ši arbata ir atkeliauja. Jinai yra paženklinta daugybė skiriamųjų ženklų, kaip antai Dardželing arbatos asociacijos, tai yra logotipas, kuris ir nurodo, kad tai yra tikrasis Dardželingas, o ne falsifikatas. Svarbu, tarkim, yra ir užrašas Rishi Hat, kuris nurodo į vieną garsiausių Dardželing regiono sodų, kuris buvo įkurtas apie 19 amžių anglų kolonistų. Tai kažkur apie 250 hektarų užimanti plantacija, kurios arbatos kokybę užtikrina ne tik tai ISO kokybės, tačiau ir USDA ekologiškumo sertifikatai. Taigi ši plantacija iš tikrųjų labai vertinama yra ekspertų. Taip pat reikia nepamiršti raidinio žymėjimo, kuris irgi yra labai svarbus. Tai reiškia, kad ši arbata priklauso aukščiausiai stambialapiams arbatoms būdingai klasiai. Tai iš tikrųjų šita dėžė yra labai svarbi pačiai pirmo skynimo Dardželing arbatai. Na, galbūt mes ją ir atidarykime. Taip, jau nekantraudama sakau. Jo, labai yra svarbus procesas pačios Dardželing arbatos pakuotės atidarimas ir pirmo arbatos gūsio įkvėpimas. Taigi aš šį labai atsakingą momentą perleisiu jums, Ignai. Gerai, labai man patinka tokie dalykai. Čia kiek mes turime kilogramų? Čia mes turim kilogramą. Prašau. Kažkaip ypatingai reikia mes čia turėtume kirpti? Ne, mes tiesiog viršūnę paimkim ir nukirpkim taip. Taip. Ir mes iš karto visų pirma įkvėpkite tai, kas yra pats pirminis dalykas. Ką jaučiate? Jau mes kalnuose esam, ten kur grynas oras, šiek tiek saulės. Taip, iš tikrųjų.
ne tik saulė, bet turbūt ir tas pavasarinis lietus yra labai svarbus. Labai svarbus, iš tikrųjų, Dardželing regionas ir išsiskiria tuo, kad ten yra labai daug saulės, bet iš tikrųjų ir labai daug kritulių. Tai vat arbata, jinai dėl to ir ypatinga, nes krituliai jai suteikia to, vat, tas pats dirvožėmis, klimatas, jisai vat, padaro tą arbatą tokią ypatingą. Iš tikrųjų, atvėrus maišelį arbatos labai galima įsitikinti, kad šių metų Dardželingas pateisina savo kaip arbatų šampano vardą, nes iš tikrųjų Dardželingas vadinamas arbatų šampanu. Ne tik todėl, kad iš tikrųjų labai intensyviai jaučiat salsvai kvepia nupjauta žolė, tokia pirminė, bet ir dėl daugybės pakelyje esančių arbatos blakstienėlių, tipsų vadinamųjų. Tai iš tikrųjų, vat, atidarius, jie tiesiog net pasklinda visur. Ir kuo daugiau arbatoje šitų vadinamųjų tipsų, tuo arbata yra aukštesnės kokybės. Tokių tiesiog jie labai smulkus, vat, matosi ant pakelio. Ir iš tikrųjų labai šviežumą tai parodo šitie va tipsai. Ir nors ši arbata laikoma kilmingiausia juodąja arbata, taip, iš pirmo žvilgsnio netrodo, kad juoda. Taip, aš tą ir turėjau omeny, bet iš tikrųjų tai yra juodoji arbata, tiesiog tas jos gamybos procesas labai daug trumpesnis yra negu kitų juodųjų arbatų. Ir paskutinis tasgi etapas Dardželing pirmo skynimo arbatos, tai yra arbatos ragavimas. Tai iš tikrųjų visus kviečiu į tiesiog specializuotas arbatos parduotuvėlės įsigyti, dėl to, kad centruose tikrai nerasite šitos arbatos ir iš tikrųjų kviečiu visus pasimėgauti tą visuotinę kasmetinę arbatos mėgėjų šventę. Ir jūsų patarimas, kaip tinkamai reikėtų paruošti arbatą? Taip, iš tikrųjų noriu priminti, kad pirmo skynimo arbatos negalima plikyti verdančių vandeniu, nors tai yra juodoji arbata. Reikėtų truputį atvėsinti iki 90 laipsnių kažkur tai. Patartina plikyti filtruotų vandeniu ir per ilgai nelaikyti arbatlapių pačiam užpilę, kažkur 3-5 minutės nedaugiau. Ir iš tikrųjų tada galėsit mėgautis iš tikrųjų labai gardžia, šviežia arbatėlė. Patartina be cukraus ir be pieno. Ačiū Jurga, kad atvykote į mūsų studiją. Ačiū už šį nuostabų kvapą ir į kitą kartą. Visą geriausią.